neturi. Antro plano aktoriai nemažiau svarbus nei pirmaplaniai. Jie gali paryškinti filmo siužetą ir jį padaryti dar labiau įtikinantį. Susipažinkime su 5 antro plano aktoriais vyrais. Sakyk, ko tu nori, salotų, nežinau, blynų. Ir padarysiu, nupirksiu, ko tu nori. Galima juokauti, kad šie apdovanojimai neišvengia Giedriaus Savicko pavardės. 5 sidabrinės gervės nominacijos ir 2 rankas įteiktos statulėlės. Šįkart Giedrius pastebėtas už tėvo vaidmenį filme Akiplėša. Taigi tu pati sakė, reikia pinigų, nu tai yra pinigų dabar. Aš nežinau, kiek ten kainuoja tie modeliai nuotraukos, bet nu va, gal turėtų užtekti. Karolis Kasperavičius filme Sesės vaidino Povilą, kuris ir darbe, ir gyvenime gelbsti gyvybės bei sielas. Aš vaidinau greitosios medicinos pagalbos darbuotoją, tai teko pasidomėti, kaip vyksta tas darbas, tai gilinausi į šitą momentą, o savęs rasti, tai kiekvienam personaže stengiasi rasti kažkiek savęs. Nesijaudinkit, viskas gerai. Į ligoninę neveškit, tikrai neguldys, mes įdavėm stiprių raminamųjų, tai dabar mėgos ir ilsėsis. Kartais būti gelbėtojų yra sunkiau negu skęstančiųjų. Tai ne visada yra taip paprasta išlikti. Ta prasme, kartais tam gelbėtojui pačiam reikia pagalbos, tik jis to nežino. Čia tas pats, kaip pildyt vaikų svajonę. Jei reikėtų ieškoti kantriausio vyro, jo tikrai taptų filmo Džohatsu veikėjas Tomas. Ar į Tomą panašus šį personažą įgyvendinęs aktorius Laurynas Jurgelis? Ne vienoj vietoj nesutikau. Nesutikau. Kodėl jis taip reaguoja? Kodėl jisai nereaguoja? Pasakysiu, kad mano mergina išprotėjo, kad čia mirties ir gyvybės klausimas ir kad reikia perklausyti tą skambutį. Aišku, kad sunkiau yra, kai tu negali tos emocijos kažkaip išreikšti. Nėra tiek būdų, nėra tiek vietos tam. Bet tada gaunasi kažkoks iššūkis įdomus. Kaip pratransliuot, tik tai tiek energijos, bet viskas viduj su tavim vyksta. Arba pasikeisiu vardą ir gyvensiu kur nors pasislėpęs. Kas matė Pietinę kronikas, tas tikrai įsidėmėjo Mindę. Vieni tokį draugelį realybėje turėjo, kiti būtų norėję turėti. Mindę įamžino aktorius Robertas Petraitis. Tai iš tikrųjų, kastinge aš kastingavausi būtent į Rimanto vaidmenį, bet režisierius pamatęs tas filmuotas medžiagas, kažkaip prisimenu, parašė elektroniniu paštu, kad ar nieko tokio nebūtų, jeigu tu vaidintum ne pagrindinį tą personažą, bet Mindę. O aš tada buvau 3 kurse ir tikrai pagalvojau, kad gal, nieko tokio nebūtų, tikrai. Prieš valandą pacukai kažkokie nusmurgė, atėjo visas babkės išnešė. Kiek? Kiek? Būtum laiko atėjęs, tai gal da būtumė atsimojavę, o tu į mergų leškas eilės varvinė, ne? Kaip Mindė, tai turėjau aš tokių draugelių tikrai nemažai ir kas keisčiausia, kad šiaip didžiąją dalį tai visai neblogai pavyko gyvenime prasisukti. Kas yra? Makarai neskanus. Girdi? Nepradėk. Davai, būk. Nepradėk, girdi? Antrus metus iš eilės Nacionalinių kino apdovanojimų komisija pastebi Valentiną Krulikovskį, kuris jau turi 1 sidabrinę gervę. Šįkart gavo nominaciją už dramatišką vaidmenį filme Džohatsu. Prisimenant darbą šitame projekte ir tas vaidmuo, pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą, tai yra savidestrukcija. Tai toks pavojingas dalykas, kurį turime, man atrodo, kiekvienas iš mūsų. Jau žmona darbe buvo, ką man reikėjo daryti? Linkiu kiekvienam iš jūsų rasti savyje dalykų, kurie galėtų kažką sukurti, pačiam išsigelbėti šitame sudėtingame pasaulyje ir galbūt išgelbėti kitą. Metų geriausias antraplanis aktorius paaiškės birželio 8 dieną.